Gerai, kortos pasakykite, ką jie galvoja apie tą žmogų, kuris dabar šiuo metu žiūri video. Ką galvoja apie tą žmogų? Tarkim, dabar bus vyras. Ką jis galvoja apie moterį, kuri šiuo metu išsirinko video neatsitiktinai? Ką galvoja? Ok. Matome kortą, va, matote, ne? 4 pagaliai. Tai reiškia staigus įvykiai. Galvoja, kad žmogus gali būti kažkiek dviveidis arba mėgstantis kalbėti. Taip. Čia yra apie moterį. Vyras galvoja taip, kad moteris gali gyventi 2 gyvenimus arba kad gali kalbėti, tarkim, vieną į akis, kitą už akių. Tarkim, taip, aš su tavimi gyvensiu, o kitiems žmonėms gali sakyti, ne, aš su ja negyvensiu, jis nemano, ne? Bet kortos nurodo, kad moteris turėtų būti konkreti, šaltų energijų, gali būti rusvais plaukais, arba gali būti dažyti rusvi plaukai, arba gali būti natūralūs plaukai tokie į ryžumą, ne? Jeigu ne, tai tada, jeigu spalva, tarkim, netitinka, ne, tai gali būti tada labai blyški oda. Ir kortos nurodo, kad ta moteris yra viską apgalvojanti. Aišku, nebus ta, kuri ilgai galvos, ne? Bus ta, kuri greitai sprendimus priims. Ir jai bus neįdomu, ką galvos, ta prasme, ką sakys ir panašiai, ne? Bet vyras nurodo, kad tą moterį mato šaltą. Tai ko gero, ta moteris, kuri mane žiūri, yra nusisukusi nuo vyro. Jeigu vyras taip galvoja, ne? Gerai, žiūrim toliau. Ką galvoja apie kardų karalienę vyras? Depresija arba slogios nuotaikos, slogios mintis. Gali tarp jūsų būti nebendravimas arba labai lėtas santykių vystymasis. Žmogui gali dėl to širdis skaudėti. Įvyko santykiuose nuteisimas. Kaip įdomiai. Man čia biškį suėdėjo, labai atsiprašau. Žodžiu, nurodo taip, kad moteris labai protinga, išmintinga. Taip pat turi dovaną. Dovaną matyti aiškiai. Gali būti ne visai tyli, bet gali būti, kad labai protinga moteris mane žiūri, ne? Ir kortos nurodo, kad vyko kažkoks santykiuose periodas, kur buvo vyras arba moteris nuteisti žodžiais. Buvo nesusikalbėjimas, bet tas susikalbėjimas labiau toksai, vienas tylėjo, kitas šnekėjo. Ir kitas tiesiog pasakė, viskas, aš išeinu, tu man nafik nereikalingas. Tai kortos nurodo, kad vyras mato moterį kaip teisėją. Taip pat ir tuo pačiu greit užsidegančią, užsiplėskiančią, bet viską greit nutraukiančią. Kokią dar matom? Mato, kad įžymė. Tai gali būti moteris daro, tarkim, laivus TikTok'e. Gali būti žinoma asmenybė, gali būti draugų rate labai žinoma, mieste žinoma, arba bendraujantį su užsieniu moteris, ne? Tai galvoja vyras, kad va, čia bendrauja, ta prasme, su visais, labai bendraujantį, komunikabilią. Ir taip pat nurodo mėgstanti atsipalaiduoti. Ne, ta prasme, nebūtinai visada gerti ar panašiai, bet tiesiog mėgstančią atsipalaiduoti, būti draugų būry. Ir gali turėti sūnų. Jauna, gali būti kažkur, nežinau, 16-18 metų, čia gali žiūrėti mane gana vyresnio amžiaus moteris, arba gali sūnui būti dar nuo 8 iki 14, dar toks amžius. Tai va, kortos nurodė, kad vyras jūs laiko pasitempusią, gražią, šalto būdo, bet to pačiu užsispyrusią, kuri
kur pavyzdžiui vyras pasako, žinai, šiandien aš prigėriau su draugais ir moteris iš karto, tai tu pijokas. Nu, maždaug taip, ne? Nors iš tikrųjų vyrai neturėtų susireikšminti, bet taip. O kalbant apie vyrus, jeigu vyrukai mano video žiūri, tai tada yra taip, kad vyras yra perėmęs moteriškas energijas, šalto būdo. Tai reiškia, yra įsiskaudinimų ir yra įsiskaudinęs labai stipriai ir dėl ko yra nuteisęs moterį ir su kuria nenori nieko bendro, bet dėl to pats kenčia.